Labą rytą. Turim vėjuko nemažo. Kaip ir kiekvieną rytą atsikėlėm, apsiprūsėm, pavalgėm ir judom į Gdanską. Nu, į Gdanską nejudom kiekvieną rytą, bet šiandieną būtent ten ir vyksim. Kažką apžiūrėsim. Kelis dalykus susiplanavę, bet nieko nesakysiu, nes atsibodo pasakyti ir tada ten nenuvažiuojam ir aš tada, o ką aš kalbėjau, žodžiu. Energijos šiaip yra nemažai, bagažniką net galiu uždaryti. Ir jau, susirinkam šmutkės ir važiuojam. Kas čia yra? Beramba kaip linku. Jo, nežinau ką filmuoju, bet filmuoju. At man tada stoj gal pasakys labas rytas. Labas rytas. What the fuck? Kas? Barzdą palikom. Lenkija. Grįžtam? Grįžtam. Gerai, mes grįžtam barzdas. Lenkijai? Mes esam Lenkijai. I know it would be goodbye, my love. When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? Tai atvažiavom galimai savo vieną paskutinių vietų apžiūrėti. Esam Maliborke. Maliborke. Važiavom apžiūrėti Maliborko pilį. Žiauriai didelė, tai tikriausiai užtruksim, bet užtat jinai graži. Tai vainam apžiūrėti. Visos kelionės metu per 2 savaitės nesu jautęsis didesnis turistas nei dabar. Turim ausinukus, turim radiją ir vaikštom aplink pilį. Va, praėjom pro apsaugą. O kažką kalba. Labai įdomu. Gera istorija šiaip. Papasakojo, kaip kas čia buvo, kodėl tai pastatyta, kaip čia anksčiau buvo. Dabar ėjom pro vartus ir žiūrėsim, ką čia mums parodys. Užliepau šitais laiptais, kur man tada dabar lipa. Ir mes jau pilyje, pačioj pilyje, ne vidiniam kieme. Na va, atėjom į bokštą. Ir mums čia rodo tulikus. Man tada pademonstruos, kaip naudotis. Gidą klausau toks. Čia vat lankytojams su 4 kojom. Štai ir pasibaigė mūsų trumpas, bet labai konkretus turas po pilį ir jos vidų. Kaip tau patiko? Audio gidas va,
Viską papasakojau. Šiaip jo, nes blemba, mes dar net nepasėmė ausinių, aš sakiau, nu, man nepatinka, dažniausiai labai keistas balsas būna ir labai neįdomu klausyti. Labai šiaip švarus buvo. Jo, Labai šiaip nustebino. pilnas. Nepaisant ausinės, nelabai patogios, bet nu, dėl higienos. Jo, labai viskas fainai atidavėm, atskyrėm ausinukus nuo to MP3 playerio. Jo, šiaip labai geras dalykas, MP3 playeris yra GPS guided. Tai jisai tiesiog, kai ateini į vietą, jisai tiesiog pradeda groti kitą įrašą. Ir labai gerai, nes netyčia nepaspausi kažko ne ten ir viskas. Tai dabar mes lekiame mašinai ir važiuojam į parduotuvę. Susitiksim ten? Galvojau, kad nesusimatysim parduotuvį, nes aš nelabai turiu ten ką parodyti. Labai pasakiau ir pagalvojau ir nusprendžiau kitaip. Vo. Breathe through the fire, break the fire, chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. That I'm over you. Labas. Žodžiu, labai greitas rytas, atsikėlėm, pavalgiam, greitai nuėjom prie ežeriuko išsimaudyti ten už miško. Pradžiai šaltas buvo vanduo, vėliau įpratom, labai gerai apsiprausiam. Daug laiko neturim, reikia skubėti į Vilnių. Prieš tai užsuksim į parduotuvę vėl. Blema, mes tik po parduotuvės toks jausmas vaikštam. Jo, ten reikia man tada šį bei to nusipirkti. Ir tada tiesiu taikiniu važiuojam į Vilnių. Jo, tai realiai jau video visi baiginėjasi. Nežinau, dar pasikalbėsim. Jų, važiuojam. Va, dar gali man pasakyti. Labą rytą. Aš tamsus. Tamsus? Ai, čia kad iš... Labą rytą visiems. Esam pasiruošę biški susivėlučiai, bet pasiruošę kelioniai. Labai laimingi. Laukiam Lietuvos ir važiuojam. Yeah. Važiuoju. Bet nepamenu, ką aš sakiau prie paskutinio mūsų miegojimo vietos. Tačiau, žodžiu, mes apsipirkom paskutinį kartą ir jau maunam į Lietuvą. Ir jo, nežinau, realiai dabar net sunku pagalvoti, ką dar būtų galima nufilmuoti, nes daugiau nieko nebeaplankysim. Važiuojam nupirkti panelėm gėlių. Mūsų jau laukia. Ir jo, that was one hell of a ride. Rekepas turbūt dar bus po to, kai atsigausi. Pakalbėsi truputėlį, kaip sekės, kas patiko. Nes dabar daug įspūdžių atrodo, kaip ir nedaug pamatėm, bet tiesą sakant labai daug. Ta prasme... Kinda bus netgi 2 rekepai turbūt, vienas iš karto po kelionės gal. Žiūrėsim, bus įdomu didinti, žinai, didinsi ir pamatysi, pergyvensi vėl tą patį dalyką. Tos emocijos daug nufilmuota, labai gerai viskas. Tai jo, kol kas matom beveik 2,5 valandos iki Lietuvos važiuoti, iki Vilniaus pagrinde. Vilniuje gyvenom, tai jo, nežinau daugiau ką pasakyti. Dar pakelsi kamerą, manau pakelsi. Varmės Vilniui. Einam pas panelės. Panelės. O čia mano katino šefukai. Pakarpytinti bazilikų. Ejo. What's up? Kai žmonės. Jis nesusiskuto! Ne šiandien. Hello. Hello.
mes padarėm tai. Jei, bam. Tai va, 15-14 dienų kelyje, Mantas puikiai vairavo, aš puikiai suradau vietos, kur mėgosime, abu labai gerai susidirbom, susigyvenom ir viskas buvo labai gerai. Atvažiavom, realiai nefilmavom nieko, tiesiog pabuvom su panelėm, pakalbėjom biškį, pavalgėm, pagaminom mums šaltibarščių, buvo žiauriai gerai. Ir jo. Tiramisu žiauriai geras buvo. Žiauriai geras. Žiauriai Tiramisu ledai, ta prasme, nežinau kaip čia. Čia kaip tiramisu, bet sakyti šaldiklį ir palaikai 2 valandas ir užkart labai skaniau. Skaniai. Receptas yra porą valandų. Porą valandų. Tai jo, nežinau. Jaučiamės pavargę turbūt, bet pailsėję nuo visų kitų darbų pabėgom. Aš jaučiuosi asmeniškai įkvėptas kultūros, žmonių, potyrių, jaučiuosi užsikūręs ir noriu judėti dar toliau ir dar geriau. Yeah. Čia buvo labai gera pradžia kelionės, susipažinom kaip viskas veikia ir panašiai, sužinojom, ką reikėtų imti, ko neimti, kaip viską susiplanuoti reikėtų, nes šiaip, kad ir kaip mes norėjom spontaniškos kelionės ir tai buvo labai gerai, bet blemba, biškį planavimo reikia, nes po Prahos Čekijoje mes jau plius minus nežinojom, ką daryti. Plius minus žinojom, bet ne visai. Tai buvo labai sunku ir galbūt ne taip gerai išnaudojom paskutinės dienas, kaip galėjome. Jo, žiauriai viskas buvo gerai, nežinau. Ta prasme, jeigu žiūrėjote, jeigu aš įkėliau šitos video YouTube'as ir jeigu aš įkėliau šitos video į YouTube'ą ir jūs pažiūrėjote iki galo, jūs esate the one, ačiū. Aš tiesiog nežinau, ką daugiau kelti be kelionė, ta prasme, aš ne vlogeris ir toks neplanuoju labai būti. Tiesiog buvo labai smagi idėja, ką mes sugalvojom su Mantvidu kelionę ir sumanėm pafilmuoti, išeiti iš komforto zonos. Ir užkart jaučiasi, kaip mes pradžiai filmavom, paskelbėm kamerą ir kiek gale po 2 savaičių. Ir jo, nežinau. Jeigu norit kažką pamatyti, ką aš veikiu vienas, ar ką veikiam su Mantvidu, rašykit komentaruose. Jeigu turit daug klausimų apie kelionę, šiaip blemba, jeigu sulauktume klausimų, būtų žiauriai faina padaryti Q&A. Galit paklausti, kokią mes muziką klausėm, ten kokį maistą valgėm, kur miegojom. Kaip sekės, apie ką kalbėjom. Lūkesčiai, tarsime viską, kokius filmus netgi žiūrėjom, 3 žiūrėjom filmus. Tarsime belio ko, galit belio ką rašyti, belio ką atsakysim. Jo, ir jeigu aišku bus susidomėjimas, tai rašykit, galbūt tada ir tapsim vlogeriai. Aš esu linkęs kaip ir link toliau bandyti tai. Visai užkabina, faktas, patirties nėra, bet nori sutobulėti toliau. Kelionės pradžioje net nesugebėjom, realiai baisu buvo laikyti kamerą, dabar galim eiti viešoje vietoje ir kalbėti, ką norim. Jo, kur kas lengviau ir kur kas smagiau. Jo, ir iš tiesų buvo labai net slegia tas dalykas, kai tu pasikeli kamerą ir nori pasakyti, va, važiuojam į tą vietą. Ir kitas kadras, tai va, mes ten nenuvažiavom, bet atvažiavom čia ir tipo, o tai kam aš prieš tai sakiau? Nu, tai va, tokių va yra dalykų, bet, nu, aišku. Tikrai matysi tokių dalykų, manau, bent vieną tikrai. Priprantama. Tikrai Artūras įdės tokius kadrus. Kodėl tai buvo, nes šiaip užsienį, aš nežinau, mes gal Lietuvoje pripratę, kad visa informacija man pateikta, pažiūri, viskas normaliai. Kažkaip užsienyje viskas taip pat mesna, informacijos nėra, puslapiai neveikia. Gal mes nemokam rasti, bet kažkaip nelabai tada pritaikyta turistam, jeigu mes nemokam rasti ir mes pakankamai modernus turistai, sakyčiau. Nu, aišku, gal daug nepatyrė iškeliavimo pusės, bet jo. Tai tiek, neužsikalbam. Dar kartą dėkoju, kad žiūrėjo iki galo. Jūs the one, ta prasme, paplosim jums, ta prasme, labai gerai. O mes einame, kimbam į darbus, mes dirbam paprastus mirtingųjų darbus, greitį darbą, daug darbų susikaupė ir tęsim savo įprastą gyvenimą. Ir tarp darbų reikia vadas atsarkyti šitus dalykus, montuoti medžiagą. Tai ir grįžti į rutiną. Gerą toliau žiūrėjimo YouTube'o, o mes einam į savo gyvenimą. Bye! Sneta!